Šiandien stebime lietuvių kalbos pamoką Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 8 klasėje. Klasėje mokosi 30 mokinių. Klasėje yra įvairių mokinių. Kai kurie turi skaitymo ir rašymo sunkumų, nerimo, dėmesio sutrikimų, keletas itin gabių. Pamokos tema – lietuvių kalbos įvairovė. Pamoką veda mokytoja Viktorija Adomaitytė. Pamoką mokytoja planavo pagal universalaus dizaino mokymuisi, toliau UDM prieigą. UDM pamoka planuojama pagal šią struktūrą. Pamokos tikslas – rezultatų numatymas, barjerų ir pastolių suplanavimas, skirtingų būdų ir priemonių sudominimui informacijos pateikimui, žinių demonstravimui numatymas, refleksija. Detalų pamokos planą ir užduočių medžiagą rasite šio filmuko prieduose. Daugiau apie universalaus dizaino mokymuisi principus rasite gairių leidinyje. Sveiki, šiandien mūsų pamokos tema bus lietuvių kalbos įvairovė. Pamokos pradžioje mokytoja aiškiai pristato mokymosi tikslą. Universalaus dizaino mokymuisi prieigoje yra keliamas vienas tikslas visiems mokiniams ir mokinėms. Tačiau jo pasiekimo lygmuo, mokymosi būdai ir naudojamos priemonės gali būti skirtingos. Šiandien mes pažinsime lietuvių kalbos įvairovę. Išsiaiškinsime tarmės, patarmės, šnektos sąvokas, netgi šiek tiek plačiau pakalbėsime apie pietinių šiauliškių šnektą ir jos bruožus. Ir aš labai tikiuosi, kad visi po pamokos supras, žinos, taip kad ta lietuvių kalba tikrai yra labai įvairi ir žmonės šneka skirtingai. Dauguma galės patys savai žodžiais, paaiškinti, kas yra ta tarmė, patarmė, šnekta. Ir labai viliuosi, kad pavyks sukurti antros pamokos metu šiauliškių šnektos kalbos pavyzdį ir jį pademonstruoti visai klasiai. Mokytoja parodo filmuką, kuris sužadina susidomėjimą pamokos tema. Vėliau mokytoja aptaria namų darbą. Prieš pradedant tą pamoką šiek tiek norėčiau jums parodyti vieną trumpą filmuką, kurį šiek tiek, man atrodo, matėm ir 6 klasėje, tiesa? Ne? Tuoj bus garsas. Gyvena labai biednas žmogelis ir baisiai Janas norėjo prabogadėti. Myslė, nieka nesmyslė. O eina vienu kartu turgun, davoja, pakelai kiškis guli. Aha. Turėjot pasidomėti paskutinės 2 savaitės apie savo šeimą, tėvelius, senelius ir iš kur yra kilę jūsų šeima. Ir turėjote prisirinkti kažkokių galbūt žodį, sakinį, kažkokių pavyzdžių, taip? Ir jis kartais naudoja žodį štūlė. Kas yra lietuviškai kėdė? Taip, Žemaičių. Tai mano senelis yra iš Žemaitijos. Ir jis kartais sako sklepas, o kas reiškia, tai yra rūsis. Aha, dėkui, Simonai. Tepaš. Arba gerai. Ir jinai naudoja žodį utara, reiškia kalba. Namų darbas temą susieja su mokinių asmenine patirtimi, kasdienybė. Tai stiprina mokymosi prasmingumą, kuria emocinį ryšį su mokymosi tema ir ją aktualizuoja. Visa tai padeda skatinti mokinių įsitraukimą. Toje pamokos dalyje skatinamas savivaldus naujos informacijos nagrinėjimas bendradarbiaujant. Mokiniai susėda grupelėmis. Prieš pradedant užduotis, mokiniai susipažįsta su nauja informacija. Jie susipažįsta su Rimanto Kmitos pietinių šiauliškių šnekta parašyto romano Pietinė kronikas ištrauka. Mokiniai gali pasirinkti jiems tinkamiausią informacijos pateikimo būdą. Skaityti ištrauką pateiktą vadovėlyje ar planšetiniame kompiuteryje arba klausytis ausinėse opik.lt platformoje. Pamokoje mokiniai savarankiškai įsivertina jiems reikalingus pastolius. Pavyzdžiui, ar reikia garsą blokuojančių ausinių. UDM prieiga akcentuoja.
Kiekvienas žmogus informaciją įsisavina skirtingai. Tam aktyvuojami pažinimo neuronų tinklai. Siekiant, kad mokiniai įgytų pamatinį supratimą, rekomenduojama naują informaciją pateikti keliais būdais. Šalia tradicinių būdų raštu ir žodžiu rekomenduojama pasitelkti kitus būdus, kurie leidžia įsisavinti informaciją skirtingomis formomis. Viso grupinio darbo metu mokiniai virtualioje lentoje gali matyti naujas savokas bei paaiškinimus. Tai leidžia pasitikrinti, akcentuoti tam tikrą informaciją. Turėsim vadovėlį tą ištrauką. Jeigu kas nors norėtų išklausyti, yra po kelias ausines ant stalo, turėtų būti jau prijungtas mūsų ta mėgiama platforma Opit, kurioje yra ir tas tekstas toksai pats. Tai vadovėlį, tada jeigu kas vadovėlį pasirenka, atsiverčia 121 puslapį. Jeigu kas nors norėtų planšetėje paklausytis, tai gali atsidaryti planšetę, aš pasakysiu. 121 puslapį. Pastoliai ugdyme. Tai priemonių, ugdymo būdų, nukreipiančių klausimų ir kitų laikinos paramos priemonių pasiūlymas mokiniams ir mokinėms, sudarant sąlygas savarankiškai pasiekti numatytą ugdymosi tikslą. UDM prieiga sako, mokinių įvairovė yra nuspėjama. Šioje pamokoje pastoliai yra numatomi konkretiems mokiniams, atsižvelgiant į jų poreikius ir sunkumus, tačiau šiomis priemonėmis gali pasinaudoti visi mokiniai. Mokytoja numatė ir pasiūlė įvairius pastolius, skirtus skaitymo ir rašymo barjerams įveikti, nerimo lygiui sumažinti, dėmesio koncentracijai stiprinti. Mokytoja sudaro sąlygas mokiniams savarankiškai analizuoti naują medžiagą, tarmės, patarmės ir šnektos sampratas. Mokytoja pasiūlo karuselės metodą. Klasėje yra 6 stalai su skirtingomis užduotimis. Kiekvienai užduočiai atlikti skiriamos 5 minutės. Po to grupės keičiasi stalais ir užduotimis. Kiekviena grupė turi atsakymų lapą. Lape mokiniai mato kiekvieno etapo užduočių atsakymų laukelį. Ši užduotis skirta tam, kad mokiniai įgytų vertingą pamatinį supratimą, pasirinkdami kiekvienam tinkamiausią naujos informacijos nagrinėjimo būdą. Jiems leidžiama dirbti grupėse arba individualiai. Šį kartą visi mokiniai pasirenka darbą grupėse. Komandinis darbas juos motyvuoja, įtraukia. Taikysim tokį karuselės metodą, kurio metu jūs matot, jau yra 6 stalai, 6 grupės. Taip? Tai pirmiausia, ko labai norėsiu, kad matote šitam lape, taip, kad yra vaidmenys. Tie vaidmenys, yra skirti, čia buvo parašyti 5, taip, gali būti, kad kai kurie 2 žmonės gali būti prie vieno vaidmens, taip, gali būti, kad visi nuspręsite, kad visus vaidmenis kartu galite Kristiną pasiimti, taip. Tai pirmiausia, kai susiskirstysit vaidmenimis, svarbu, kad ne tik tą vaidmenį apsiimtumėte, bet kaip komanda visada prie kiekvieno stalo dirbtumėte. Tai nereiškia, kad jeigu aš esu laiko skaičiuotojas, aš visą laiką žiūriu tą laikmatį. Taip? Aš turiu prisidėti prie to grupės darbo ir padėti savo grupės nariam. Tai kaip dirbsime? Taip, susirašysit, duosiu aš jums truputėlį laiko apsitarti. Tada matote, yra užduočių atsakymo laukeliai. Jų yra iš viso 6, nes yra 6 stalai. Kiekvienam stalo užduočių komplektui atlikti, jūs turėsite 5 minutės. Suskambėjus skambučiui, jūs turėtumėte keliauti prie kito stalo. Dabar labai svarbu. Pirmas stalas po 5 minučių keliauja prie antro stalo, antras stalas prie trečio, trečias prie ketvirto, ketvirtas prie penkto, penktas prie šešto, o šeštas prie pirmo. Ir turite iš eilės taip judėti. Taip? Kai jau prieisime paskutinį stalą, taip, tai jau galėsim po to pasišnekėti, kaip jums sekėsi prie kiekvieno stalo atlikti užduotis. Mokytoja pabrėžia, kad dirbant grupėse svarbu diskutuoti ir komandoje atlikti kiekvieno etapo užduotis. Tu kapitonė? Turėsiu pasakyti, kaip tam. Tinka tikrai visiems? Nereikėjo šitą. Dabar taip apversti, kad 5 stalą.
O ką jisai reiškia? Liūdnas. Tai tu gali parašyti reikšmę ir pasakyti ant kolo piltavęs.